Vis negaliu atsigražėti šito grožio. Mažiuką šį kartą papuolė. Dar iš tikrųjų man šokas nepraėjo, nežinau. Eikit savo. Auksas, auksas, vaikštų čia nais išvis. Per takelį tokį. Ir čia lindo iš čia, netikėtai. Sakau, nepasiduosiu, vaikščiosiu vis tiek, gal ką nors rasiu. Auksinė moneta. Na štai, aukselis mano. Labas rytas, labas rytas. Paukščiukai čiulba. Toks valaukiukas pas manį šiandieną vėl. Mokyklos laukia kasinėjau. Oras toksai nelabai koks. Ir palijo biškiuką ir viską. Net guminiako nepasiėmiau, tai biškį teks pašlapti kojytės. Žodžiu, kasinėjau, monėtų daug, vėl. Čia šitą praeitą kartą 100 monėtų radau. Ir dar vieną kartą buvau 116. Ir plius ten visokių daikčiukų. Dabar kasinėjau monėtas ir staiga išlindo toks daikčiukas. Nu, toksai daikčiukas. Pasižiūrėkite. O tai galvojau gal romėnų balistos strėlė, bet ne, pasirodo šito laivo vinis čia yra. Čia jau po viduramžių tokie buvo naudojami. Įdėsiu keletą pavyzdžių. Vat kaip toksai va daikčiukas. Nu, toksai daikčiukas gerai ir žalos padarytų, tik čniaukšti kur nors. Jo, įdomus. Nu, po viduramžių šitokie. Galvoju, wow, gal čia romėnas. Draugui parašiau anglui. Tas labai supranta apie viską. Sako, ne tas, ką tikėjasi. Nu, vis tiek įdomus daikčiukas. Tai va, tokie radiniai pakolkas. Muškėtos kamaliuką turiu. Žodžiu, yra čia ir senovės, bet monėtų kažkaip tai mažoka senesnių. Vien čia laikinės ten po svarą. 50 pensų turiu ten po ir visokią smulkmę. Nu, žodžiu, bandysim laimę, einame toliau. Nu kągi, ar tik ne žiedukas? Piau, up. Svorę turintis. Svorę jis turi. Sidabras bus tikriausiai. Prabų kol kas nematau. Jau. Nėra prabo. Nu, bet svoris tai yra. Ir gana nemažas palyginus. Nežinau. Nesimato prabo. Turbūt čia. Bet sidabras turėtų būti. Sunkus. Gerai. Žodžiu, savo vaikštinėjau, kasinėjau. Monetų tai nežinau kiek turiu, žiauriai daug. Bet žiūrėkit, monetos nesvarbu. Eikite paklon. Žiūrėkit. Auksinė moneta. Jo, auksinė moneta. Eikite paklon. Nu čia tai geras, mokyklos laukia vajom. Auksinė moneta. Nušakės. Čia visur aplinkui daužau. Sidabrinį žiedą radau, keletą ten jurgių monetų ir jau galvoju, nu dar pusvalandžiuką dar pavaikščiosiu, nes čia paskutinis kartas ir bumt, auksinė moneta. To parodysiu arčiau, geras, nu super. Nu vat, ir mano auksinukas Viktorija, jauna Viktorija, pilnas soverinas. Eik tu savo. 1880. Kaip jums? Jauna Viktorija. Nu geras. Aš esu radęs pusę soverinos Viktorijos. Vat jums. Pilnas soverinas. Gražuolis. Arkliukas, visi reikaliukai. Šventasis Jurgis čia, man atrodo, ar kas čia pavaizduotas. Nu geras. Eina paklon.
Va čia tai laukelis mokyklos. Ir šitą kartą jau viskas, paskutinis kartas man čia šitam lauke vaikščiot, nes jau baigėsi darbas, mes čia dirbam šitoj mokyklai, davė man raktus mokyklą ir viskas, šiandien galvoju paskutinis prasėjimas ir bats, aukselis. Nu, žinokit, super. Kągi, gerai, reikia patraukti garą ir dar pavaikščioti. Gal dar pasirodys kas nors gero. Taip ramu, tylu. Ir net niekas jau su kastuvu čia nebekasa. Dėvusas pavargęs. Aš irgi pavargęs. Bet užtat kiek rodinių turiu. Pasižiūrėkit, kiek monetų. Dar neskaičiavau, jaučiu namo parvažiavęs suskaičiuosiu. Nu, va, šiuolaikiniai svarai. Čia iš viso smulkmė šiuolaikinė visa. Nu, bet čia prisikasiu eina apie kloną. Net šonai braška. Čia senesnės monetos. Porą muškėtas kamaliukų. Viena moneta kažkokia tai užsieninė bus, ne angliška. Nežinau, kas tai yra. Čia kolonijinė. Prancūzas, matosi. Jo, bus prancūzas. Reiks pavalyti. 5 centimai. Matau, 5 vidury. Jo, tokia vat prancūziška moneta. O taip čia visokie va jurgiai. Jurgiai, šmurgiai. Nežinau, viena kažkokia tai neaiški. Net nežinau, kas čionais yra. Bet greičiausiai bus ankstyvi jurgiai kažkur tai. 17-18 amžius, vėl nežino, kažkas tokia. Na, aišku, va, žiedas, aišku, žiedas svorio turintis. Tai manau, čia bus tikrai sidabras, bet kažkodėl be prabų. Nesuprantu, dėl ko. Ar čia pagal užsakymą darytas, ar nusitrynė tą prabą, vėl nežino, bet prabos aš nematau. Bet svoriai yra, tikrai yra. Aišku, pats geriausias radinys šiandienos, tai valio, Viktorija nugalėjo. Viktorijos Soverinas. Gurtas jums. Lemba, 1880. Va, ir niekad nežinai, o atrodo, mokyklai čia iš manęs. Mano vadovas juokėsi, sako, niekad čia nerasi. Radau ir romėną, ir keltų monetą. Poras sidabrų, 3 sidabrus radau ir vat vieną auksą, prašau jums. Niekad nežinai, nereikia nuvertinti vietų, nes kas čia seniau vaikščia, niekas nežino. Tai vat, tokie reikalai pas mane. Jo, pavargau, tai žiauriai nukamavo, žiauriai. Signalų iškasiau, nežinau kiek daviau šiandien, nes labai daug šiukšlių, labai. Bet stengiausi, nežinau, kad paskutinis kartas šiandien mano šitam lauke, tai sakiau, varysiu, pakol kojytės visai jau nebegalėsiu paeiti, bet vat nieko. Iškasiau auksą ir viso, ir galima važiuoti namo. Tai vat, ja, va, dėl to ir kasinėjim. Tai vat, ačiū visiems, kad žiūrėjot. Susitiksim kitą kartą. Visiems gerų signalų, kad tokios lystų. Ir ką, atete?